Sveiki, 5 mūsų susitikimas ir iki šiol mes jau pakalbėjome, kad tokius dalykus, kad Dievo valdžia yra absoliuti ir kad ji yra absoliučiai visada teisi ir teisinga, ar ne? Žemė bando atspindėti galbūt žemiškos karalystės tą Dievo karalystę, bent jau krikščioniškos šalis turėtų bandyti tai daryti, bet žinome, kad pasaulyje yra kita jėga, kuri kaip įmanoma bando, kad tai neįvyktų, kad tai nepavyktų žmonėms padaryti. Ir visada įlenda ir skleidžia savo melą, savo sugėdimą, pavergia žmonės daryti blogus dalykus, todėl žemėje sunkiai kol kas mums sekasi įgyvendinti Dievo karalystę. Tačiau tie, kurie myli Dievą ir yra jo verslo dalininkai, dalyviai, siekia to, ar ne, ir bando tai padaryti. Kad Dievo karalystė, kaip ir žemiškos karalystės, turi savo valdžios vykdymo, taip pasakyti, instituciją, ar ne? Ir tai yra angelai. Angelai yra jo kariai ir vykdo visus Dievo nurodymus, sprendimus. Taip pat vėliau mes matysime, kad angelai taip pat buvo sukurti ir jiems buvo pavesta tarnauti žmonėms. Taigi žmonės nėra Dievo kareiviai, netgi tie, kurie pasirenka tapti Dievo karalystės piliečiais arba Dievo vaikais. Taigi žmonės yra Dievo vaikai ir su žmonėm Dievas nori turėti asmenišką, individualų, unikalų su kiekvienu iš mūsų nepakartojamą intymų santykį. Ir tame santykyje prasideda bendradarbiavimas, kai mes laisvą valią įeinam į tą santykį, prasideda mūsų bendradarbiavimas su Viešpačiu, unikalus ir nepakartojamas kiekvienam iš mūsų, statant jo karalystę čia žemėje. Taigi šiandien trumpai pakalbėsime, kokia yra ta Dievo karalystė, kokia ta pilietybė Dievo karalystėje ir aš jūs pakviesiu, jeigu jūs norėtumėte tapti Dievo karalystės piliečiais, pakviesiu jūs tai padaryti, jeigu dar to nesate padarę. Kadangi užtarti savo artimųjų eisime į dangišką teismą, kuris be abejo yra dangaus karalystėje, turime šį bei tą apie ją žinoti. Ir visų pirmiausia, apie ją sužinoti galime, žinoma, iš Švento rašto. Ir pirmoji rašto vieta, į kurią aš noriu kartu su jumis pažvelgti, kalbanti apie kad dangaus karalystė, Dievo karalystė, yra Danielio knyga 2, 44 eilutė. Štai ką jis sako. Tų karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri neatiteks jokiai kitai tautai. Jis sunaikins ir sudaužys visas karalystės ir pati pasiliks per amžius. Toliau daugiau rašto vietų apie Dievo ar dangaus karalystę mes randame Naujajame testamente ir apie ją ypatingai daug kalba pats Jėzus Kristus. Taigi, tarkim, galime pradėti nuo eilutės Luko Evangelijoje 17 skyriuje 20-21 eilutė. Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsakė, Dievo karalystė neateina regimai. Niekas nepasakys, žiūrėk, ji čia, arba žiūrėk, ji ten, nes štai Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Sekanti eilutė, apie kurią mes jau kalbėjome ankstesnėme video ir kurią aš noriu dar kartą paminėti, nes ji kalba apie dangišką Dievo karalystę, tai yra Jono Evangelijoje 18 skyriuje 36 eilutė. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Taigi matome, kad Dievo karalystė tuo pačiu yra tarp mūsų, čia žemėje, nes Jėzus taip sakė, būdamas žemėje, gyvendamas kūne, bet tuo pačiu ji yra ne iš čia. Ir tuo pačiu, taip pat kaip jau matėme praeitame video, Kristus ragina mus melstis mūsų dangiškojo tėvo, sakant, Mato 6 skyriuje, te ateinie tavo karalystė, tebūnie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
Taigi yra tas troškimas, ar ne, yra Dievo troškimas, kad ir mes to norėtumėm ir melstumėm Dievą ir kartu turbūt kažką darytume, kad ateitų Dievo karalystė ir būtų jo valia, kaip danguje, vadinasi, danguje yra tik tai Dievo valia. Taip ir žemėje. O žemėje dar matyti ne visur yra vien tik Dievo valia. Bet šis troškimas yra ne tik mūsų troškimas, tarp tikinčiųjų, bet pačio Dievo troškimas. Ir tą mes matome iš Kristaus raginimo mus to prašyti dangiškojo Tėvo savo maldose. Toliau laiške Romiečiams 14 skyriuje apaštalas Paulius apie Dievo karalystę sako taip: Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Kaip smagu, ar ne? Dievo karalystė tai yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Toliau dar kelios svarbios vietos, kur yra minima dangaus karalystė. Tai yra pradedant nuo Jono Krikštytojo, kuris krikštydamas žmonės sakė, kad atgailaukite, nes jums prisiartino Dievo karalystė. Ir dar prieš krikštydamas, tą mes matome Evangelijoje pagal Matą 3 skyriuje, nuo 1 eilutės, kad Jonas Krikštytojas, paskaitysiu, anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis pamokslavo Judėjos dykumoje, skelbdamas: atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. Toliau tą patį mokydamas žmonės, kai pradėjo pamokslauti, tą patį sakė ir Jėzus Kristus. tą matome Mato Evangelijoje 4 skyriuje 17 eilutėje. Nuo to laiko Jėzus pradėjo pamokslauti skelbdamas: atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. Įdomu tai, kad angliškame vertime, ar ne, šio žodžio prisiartino dangaus karalystė yra naudojami žodžiai The kingdom of heaven is at hand. Ir tas at hand ir atrodo, kad yra štai čia pat ranka pasiekiama, ar ne? Ji yra ranka pasiekiama. Tiek Kristus, tiek Jonas Krikštytojas ragino ir kvietė žmonės atgailauti, nes dangaus karalystė yra visiškai čia pat ranka pasiekiama. Keletas kitų rašto vietų svarbių apie dangaus karalystę yra Luko Evangelija 11 skyrius 20 eilutė, kur Kristus sako: bet jei aš išvarau demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Ir lygiai taip pat Mato Evangelijoje 12 skyriuje Kristus sako 28 eilutėje: bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasia, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Vadinasi, Dievo karalystę mes galime matyti. Tai vienas iš tokių požymių yra, kad yra išvaromi demonai, ar ne? Žmonės išsilaisvina. Ir paskutiniai rašto vietoj Mato Evangelijoje 12:28 Kristus labai aiškiai parodo, kad jis veikia kartu su Dievo dvasia ir kad tai ir yra Dievo karalystė. Vadinasi, jisai, Tėvas, Dievas ir Dievo dvasia, jie veikia bendrai ir tai yra Dievo karalystė. Tai yra Dievo karalystė. Taigi, tokias noriu išvadas pakviesti padaryti, ir kad kaip prie mūsų prisiartina Dievo karalystė, ji jau yra čia, kai kuriuose rašto vietose, jau yra tarp mūsų, Kristus sakė. Taigi, mus tiesiog kviečia atgailauti, kad mes galėtumėm į tą Dievo karalystę įeiti ir tapti jos pilnaverčiais dalyviais. Dabar pradėsime žiūrėti, kaip įeiti į tą Dievo karalystę. Jeigu jums, aišku, įdomu, jūs galite patys panagrinėti rašto eilutes, kurios kalba apie Dievo karalystę, dangaus karalystę. Jų yra daugiau, labai gražių. Dangaus karalystė yra kaip raugas, kurį moteris įmaišė į tešlą. Dangaus karalystė yra kaip brangiausias perlas, kurį radęs pirklys visą kitą pardavė ir įsigijo jį. Dangaus karalystė yra kaip lobis. Žodžiu, yra daugybė įvairiausių palyginimų apie dangaus karalystę, labai gražių, iš kur mes suprantame, kad tai yra kažkas labai labai brangaus, labai nuostabus, labai gero, ko mūsų kiekvieno širdis turėtų trokšti.
Tačiau yra kažkokių tai nuorodų šventam rašte, kas negali patekti į dangaus karalystę. Ir pirmoji tokia nuoroda, į kurią aš noriu pažiūrėti, tai yra Mato 5 skyrius 20 eilutė, kuris sako: Taigi sakau jums, jeigu jūsų teisumas nepranoks rašto žinovų ir fariziejų teisumo, neįeisite į dangaus karalystę. Viena sąlyga. Kita eilutė pirmam laiške Korintiečiams 15 skyriuje 50 eilutė sako: Bet aš jums, broliai, sakau, kad kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Vadinasi, Dievo karalystė yra negendanti ir gendantis kūnas, mūsų šitas fizinis kūnas negali į ją įeiti. Kita labai stipri rašto vieta apie tai, kas nepaveldės Dievo karalystės, yra pirmas laiškas Korintiečiams 6 skyrius 90 eilutė. Jis sako taip: Ar nežinote, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite. Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei kykūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Griežta eilutė, ar ne? Griežta, kuri labai aiškiai išvardina, kokie dalykai, kuo užsiimantys žmonės negali įeiti į Dievo karalystę. Toliau yra keletas eilučių, kurios sako, kieno jau yra dangaus karalystė. Viena iš tokių eilučių yra Mato 5 skyrius 3 eilutė, ir jis sako: Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Kita tokia pati dovana yra nurodyta Mato 5 skyriuje 10 eilutė, kur Kristus sako: Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Tuomet dar vienoje vietoje Kristus sako, kieno yra dangaus karalystė. Tai yra Mato Evangelija 19 skyrius 14 eilutė. Ir čia Jėzus sako: Leiskite mažutėliams ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Gerai, iki šiol mes žinom labai daug visko apie dangaus karalystę, bet dar ne pabaiga. Dabar aš noriu pakalbėti apie pilietybę. Kas apskritai yra pilietybė? Pilietybė tai yra asmens konstitucinis teisinis ryšys su valstybe. Pilietybė reiškia visą teisę, narystę bei pavaldumą valstybės valdžiai. Apie valstybės valdžias ir jų visą galybę mes jau kalbėjome. Ir apie tai, kad normaliose valstybėse, gerose valstybėse, ten, kur yra vykdomas teisingumas, piliečiams tos valstybės yra gera gyventi, nes to šalies valdžia gina piliečių teisės. Valstybėse, kuriuose yra korupcija, neteisingumas vyrauja ir klesti, ten nėra labai gera gyventi tos valstybės piliečiams. Dabar tokį pavyzdį noriu parodyti, kad, tarkim, kai yra teisinga teisinė valstybė, jie gina savo piliečius ir jais rūpinasi, ar ne? Pavyzdžiui, turbūt esate girdėję, kad jeigu kažkokioje šalyje vyksta ar karinis konfliktas, ar kažkokia gamtos kataklizma, išsiveržia vulkanas, ar tsunamis, ar kažkoks potvynis įvyksta. Valstybės, kurios yra teisinės, protingos, mylinčios savo piliečius valstybės, jos meta visas pajėgas ir skrenda, daro specialius skrydžius, išskirtinius skrydžius, skrenda iš tos šalies pasiimti savo piliečių ten esančių ar turistų, ar kokių laikinai gyvenančių ir panašiai, gelbėja savo piliečius, ar ne, nepalieka jų bėdoje. Kiekvienoje šalyje šalis bando turėti savo ambasadą, kad toj šalyje, kitoj svetimoje šalyje esantis jų piliečiai, jiems prireikus, jiems turint kažkokius tai poreikius, jie galėtų kreiptis ir šalis galėtų suteikti pagalbą savo šalies piliečiams. Dabar kaip yra įgyjama pilietybė? Pilietybės įgyjimas gali būti gimimu, tai yra pats pirmas, ar ne, pilietybės įgyjimo būdas – gimti toje šalyje, to šalies piliečiams. Kitas būdas yra įvaikinimas, būti įvaikintų tų šalies piliečių, tai prilygsta gimimui, o Izraelio valstybėje
Tuo tarpu įvaikinimas turėjo, netgi įvaikintas vaikas turėjo didesnės teisės negu natūraliai šeimoje gimęs vaikas, nes tokie buvo Izraelio šalies įstatymai, kad savo vaiką tu gali, kaip pasakyti, išsižadėti gali savo vaiko dėl tam tikrų priežasčių, o įvaikintas vaikas turi teisę būti toje šeimoje iki galo ir jo niekas negali panaikinti. Tėvai įsivaikinę vaiką nebegali jo atsisakyti. Tokia yra įvaikintų vaikų privilegija Izraelio teisėje. Taip, bet dar vienas būdas tapti kažkokios valstybės piliečių, tai yra naturalizacija vadinama, tai kai kažkiek laiko gyveni jau kitoje šalyje arba susituoki su tos šalies gyventoju, po tam tikro kiekviena šalis nustato kitokį terminą, gali kreiptis ir prašyti tos šalies pilietybės. Taip pat yra galima turėti dvigubą pilietybę, kai kuriuose šalyse, ne visose, bet kai kuriuose tai yra įmanoma. O kokiagi yra Dievo karalystės pilietybė ir kaip jie veikia, kaip ją gauti? Paprastai šalį, kurioje mes gimstame, vadiname tėvynę, ar ne? Tai mūsų gimtoji šalis. Ir štai pažiūrėkime laiško Filipiečiams 3 skyriuje, 20 eilutėje, kaip yra kalbama, kur yra mūsų tėvynė. 20 eilutė. Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje. Iš ten mes karštai laukime gelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristus, kuris pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną, ta jėga, kurią jis visą palenkia savo. Taigi šitoje eilutėje mes turim labai daug atsakymų. Mes turim patvirtinimą, kad mūsų tėvynė, mūsų tų, kurie yra priėmę Jėzų Kristų kaip savo viešpatį ir gelbėtoją ir gimę dvasioje, mūsų tėvynė yra danguje. Ir iš ten mes laukime antrojo Kristaus atėjimo, kuris pakeis mūsų gėdingą kūną. Tai praeitoj daly, ką tik nesenai mes kalbėjome, kad į dangaus karalystę negali įeiti gendantis kūnas. Ir mes patys nieko negalime padaryti, kad tą gendantį kūną galėtume pakeisti. Bet pasirodo, Jėzus Kristus pats tai padarys. Jis pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną. Ta jėga, kuria jis visą palenkia savo. Tai šitaip ši eilutė skamba lietuviškam Biblijos vertime. O dabar aš jums paskaitysiu ir įdėsiu, kaip šita eilutė skamba angliškame Biblijos vertime. Taigi vienas iš angliško vertimo New International Version sako taip: But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Taigi anglai naudoja būtent tą patį žodį. Citizenship yra pilietybė. Tiksliai tas pats žodis, kaip mes prieš tai kalbėjome, pilietybė, kuris yra naudojamas kaip teisinis terminas apibrėžti žmogaus pilietybę, kurisai gyvena, ar ne, nuolatinė jo gyvenamoji vieta yra, kokiai šaliai jis priklauso, kokiai valdžiai paklūsta. Lygiai tą patį žodį angliškam vertime naudoja vertėjai šioje laiško Filipiečiams 3 skyriaus 20 eilutėje. Piliečiai, mes esame dangaus piliečiai. Mūsų pilietybė yra danguje. Taip, taigi išvertus lietuviškai tai skambėtų taip: mes esame dangaus piliečiai, kur gyvena viešpats Jėzus Kristus. Ir mes laukiame jo sugrįžimo kaip gelbėtojo. Jis paims mūsų silpnus, mirtinguosius kūnus ir pakeis juos į šlovingus kūnus, panašius į savąjį, tą pačią galią, kurią jis viską palenkia į savo valdžią. Tai kaipgi įeiti į tą dangaus karalystę, ar ne? Vienas iš dalykų, kurį tikriausiai žinote, kas nežinote, tai jums pasakau, kad Jėzus
Jono Evangelijoje 14 skyriui 6 eilutė pasakė labai aiškiai: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Per mane, per Jėzų Kristų, ar ne? Tada jis dar sakė Jono Evangelijoje 3 skyriuje 3 eilutėje: iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Iš naujo reikia gimti, pasirodo. Nes kad gauti karalystės pilietybę, mes jau matėme, šalies pilietybę, vienas iš būdų ją gauti yra gimti joje. Gimti toje šeimoje arba būti įvaikintu. Ir Kristus būtent taip ir sako: jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Ir prieš tai taip pat matėme, kad Kristus sakė, kad reikia būti kaip mažu vaiku, kad įeiti į Dievo karalystę. Ar ne? Būti Dievo vaiku, gimti Dievo karalystėje iš naujo ir būti jo karalystės vaikeliu. Vadinasi, jis mūsų tėtis. Ir Jono Evangelijos 3 skyriaus 16-17 eilutė sako: nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Vadinasi, Viešpats trokšta, kad mes turėtume amžinąjį gyvenimą. Jis taip to trokšta, kad net atidavė savo viengimį sūnų. Nagi, apibendrinant, galime pasakyti taip, kad tam, kad galėtume įeiti į Dievo karalystę ir tapti jos piliečiais, yra tokios keletas sąlygų, ar ne? Prieš tai dalyje matėme, kad reikia atgailauti, jeigu turime kažkokias tai neteisumo darbų. Tuomet girdėjome, Jėzus Kristus sakė, kad tik per jį galime įeiti į dangaus karalystę pas jo tėvą. Ir dar viena sąlyga, reikia gimti iš naujo. Taigi atgailauti, man atrodo, viskas aišku, savo širdyje galime atgailauti. Ar išpažinti vienas kitam savo nusižengimus, ką turime, kokius patikimus žmonės turime aplinkui save. Ar bažnyčios atstovus, kurie tai tam yra skyrę savo gyvenimą. Tada per Jėzų Kristų, ar ne, mums sako raštas, jeigu per Jėzų Kristų, tada reikėtų naudotis toliau laiško Romiečiams 10 skyriaus 9 eilute, kuris sako: jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų Kristų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas, nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas. Prieš tai mes matėme, kad į Dievo karalystę negali įeiti niekas, kas neteisu, ar ne? Tai pasirodo, teisumas yra įgyjamas, jeigu mes širdimi tikime ir lūpomis išpažįstame, kad Dievas prikėlė Jėzų Kristų iš numirusių. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Ir toliau 12 eilutė sako, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nebus sugėdintas. Taigi viskas prasideda nuo tikėjimo, ar ne? Ar mes tikime? Ar tikime ir ar norime? Ir tada reikia gimti iš naujo. Ir čia žmonėms, kaip ir Kristaus gyvenimo laikais, taip ir dabar gali kilti daug klausimų, kaip čia dabar gimti iš naujo, ar ne? Šita visa istorija yra aprašyta Jono 3 skyriuje nuo 1 iki 8 eilutės. Taigi buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į jį: Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas atėjęs nuo Dievo, nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus jam atsakė: iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė: bet kaip gali žmogus gimti, būdamas senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir gimti? Jėzus atsakė: iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau tau, jums būtina gimti iš naujo.
Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Taigi, vadinasi, Kristus nurodo, kad reikia gimti iš dvasios. Kaip tą gimimą iš dvasios padaryti? Yra kita rašto eilutė, kuri mums apie tai kalba. Bet apie tai pakalbėsime sekančiame video.